Šiandieną Riedis LT komanda norėtų pristatyti vieną iš moderniausių elektrinių dviračių rinkoje – tai Fido Air C31. Šis dviratis pagamintas iš anglies pluošto arba dar kitaip žinomo karbono, sveria vos 13,7 kg ir yra vienas lengviausių elektrinių dviračių rinkoje. Šis dviratis turi gausybę išmaniųjų technologijų ir itin puikių komponentų, tad nieko nelaukdami pradėkime jo apžvalgą. Pradžiai aptarkime pagrindinės ir standartinės šio dviračio specifikacijas. Dviratį varo 250 W variklis su itin jautriu ir maloniu torque sensoriumi. Dviratis turi 36 V 5,8 Ah bateriją. Dėka šio dviračio lengvo svorio ir išmanaus torque sensoriaus, baterijos naudojimas tampa itin efektyvus ir galėsite įveikti net iki 80 km vienu įkrovimu. Dviratis pasiekia 32 km/h greitį, kiek didesnį nei įprasti 250 W elektriniai dviračiai. Dviratis turi 3 dydžius – M, L ir XL. Daugiau informacijos apie juos galėsite rasti riedis.lt puslapyje. Na, o dabar apžvelkime išmaniąsias technologijas, kurių šiame dviratyje itin gausu. Pradėkime nuo Fido programėlės ir Fido elektrinio laikrodžio. Taip, jūs išgirdote teisingai. Pirkdami šį elektrinį dviratį gausite ir elektrinį laikrodį, kuriame galėsite matyti ir koreguoti elektrinio dviračio nustatymus. Kartu su dviračiu ar mobiliaja programėle galėsite dviratį ir užrakinti, kad juo niekas negalėtų pasinaudoti. Taip pat šis dviratis turi piršto atspaudo jutiklį, su kuriuo irgi galėsite užrakinti dviratį ir taip jį apsaugoti. Klientams iškyla klausimas, ar galėsiu važinėti šiuo elektriniu dviračiu be laikrodžio ir mobiliosios programėlės. Tikrai taip. Šis dviratis buvo sukurtas minimalizmo ir kokybės pagrindu. Mobiliosios programėlės reikia tik norint aktyvuoti dviratį pirmą kartą ir jį atrakinti. Toliau galite važinėti be laikrodžio ir mobiliosios programėlės. Greičio režimus ir pagalbos lygį galėsite kontroliuoti paspausdami piršto atspaudo mygtuką. Galėsite pasirinkti tarp Eco, Sport ir Turbo režimų. Na, o režimo pasirinkimą indikuos aplink piršto atspaudą esantis LED apšvietimas. Dar dvi itin svarbios technologijos šiame dviratyje yra torque sensorius ir diržinė pavara. Fido gamintojas pasižymi itin maloniais torque sensoriais, neišimtis ir šiame dviratyje. Kartu su Mivice S200 sukimo momentų jutikliu jūs išvystysite 35 Nm sukimo momentą, kas leis jums itin lengvai ir švelniai startuoti. Šis torque sensorius yra itin jautrus, tad puikiai pajaučia, kada jūs norite pradėti važiuoti ir kada jums reikia padėti daugiau minant į kalną. Šis dviratis neturi standartinės pavarų grandinės, o vietoj jos turi diržą. Kuom tai naudinga? Daugiau jokių pavarų reguliavimų, daugiau jokių sutepimų, daugiau jokio purvo nuo tepalų ir daugiau jokios priežiūros. Tai yra itin moderni ir praktiška technologija. Technologijų šiame dviratyje gausu, tačiau ir aukščiausios kokybės mechaniniai komponentai kalba patys už save. Dviratis yra pagamintas iš anglies pluošto. Rėmas, priekinė šakė, vairas, sėdynės iškiša – viskas pagaminta iš anglies pluošto, dar kitaip žinoma kaip karbono. Taip pat dviratis turi itin malonius ir efektyvius hidraulinius stabdžius, priekinius ir galinius žibintus, grubesnes padangas skirtas pravažiuoti ir žvyro keliais, itin komfortišką sportinę sėdynę. Taip pat dviratis turi dvi tvirtinimo skyles. Galėsite prisitvirtinti arba vandens buteliuką, arba Fido gamintojo parduodamą papildomą bateriją, kuri leis nuvažiuoti daugiau kilometrų. O koks jausmas važiuoti šiuo dviračiu? Asmeniškai išbandžius šį dviratį galiu pasakyti, kad šis dviratis nesuteikia papildomų klausimų ir minčių. Nereikia keisti jokių pavarų. Galima važiuoti ir be telefono, ir be laikrodžio. Tiesiog atsisėdi, pasirenki savo norimą pagalbos režimą ir važiuoji. Dviratis nesukelia jokių rūpesčių. Ypač ramu pasidaro, kai prisimeni, kad nereikės rūpintis pavarų grandinę, nes vietoj jos yra diržas. Startavimas dėka torque sensoriaus itin malonus. Dviratis iš karto pajaučia, kad stipriai spaudžiate pedalą ir pradedate startuoti. Iš karto pasijaučia stipri, tačiau ne per stipri trauka, kurios pagalba toliau malonu tęsti važiavimą. Važiuojant į kalnus, dviratis padeda kiek stipriau, tad mano skirta energija minimui nepasikeitė. Dviratis yra tikrai patogus, komfortiškas ir labai veržlus. Na, o pats svarbiausias momentas, kad šis dviratis sveria vos 13,7 kg ir yra itin lengvas. Apibendrinus, šis technologijų kupinas miesto dviratis yra skirtas tiems, kas vertina inovacijas, išskirtinį dizainą, važiavimą be rūpesčių ir aukštos kokybės komponentus. Tai yra tikrai premium klasės elektrinis dviratis, skirtas kokybę vertinantiems žmonėms. Norintiems jį išbandyti,
kviečiame užsukti į mūsų elektrinio transporto saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilnius arba įsigyti tiesiogiai internetu www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.